Sveiki žiūrovai! Šiandien matysite pirmadienio žinias. Pradėsime nuo žinių. Šiandien namų darbų iš lietuvių nepadarė Ugnė Gavalytė. Taip pat per pertraukų metu Ignas Kundrotas kovojo su 3 klasės mokiniais. Šiandien 3 C klasė apkaltino Ventos progimnazijos mokyklos apipaišymu. Buvo tie 5 klasės mokiniai ir apkaltino 3 C klasę. Kol kas niekas iš 3 klasės neprisipažino tai padarė. Sportas. Šiandien šuolių į tolį metu Lukas Buinskas nušoko 1 metrą ir 80 centimetrų. Vitas Jankauskas nušoko 1 metrą ir 15 centimetrų. Benas Pakalniškis 1 metrą ir 35 centimetrus. Vidas Pocius 1 metrą ir 69 centimetrus. Orai. Rytoj bus rašomas testas iš matematikos. Iš lietuvių namų darbai yra skaityti tekstą 54-55 puslapiuose. Iš pratybų sąsiuvinio 39 puslapyje pabaigti 4., 5. ir 6 užduotis. Matematika. Matematika namų darbams yra iš knygos padaryti 6., 7., 8., 9 užduotis. Šiandien yra gerai. Tai baigiam šį mūsų epizodą. Iki antradienio.